Sveiki visi futbolo fanai, šiandien turime labai įdomų epizodą, nes pagaliau įsitraukiau į Weekend lygą su savo FC25 paskyra. Bus daug įspūdžių, emocijų ir žinoma daug vietos tobulėjimui. Taip pat atidarysiu Icon Peakus, atliksiu evoliucijas už pointus, išpakuosiu keletą įdomių pakuočių ir aptarsiu savo VL, kuri nebuvo tikrai ideali. Taigi, kaip ir sakiau pirmame epizode, kad darysiu evoliucijas už FIFA pointus, mano pirma evoliucija buvo Dumbia, kurį padariau 94 ir tikrai jis yra tas žaidėjas, kuris mano manimui galės gerai sustiprinti komandą ir ateičiai. Ši evoliucija tikrai padėjo mano žaidimui Weekend lygoje ir tiesiog rungtynėse jūs matysite, kaip jis ten siaučia ir kaip jis muša tos įvarčius. Pripažinsiu, kad kai kurių žaidėjų evoliucijos atrodo labai perspektyvios, tačiau tam tikros pozicijos vis dar lieka silpnos. Jei šios investicijos atsipirks ir mano žaidimas pagerės, bus super. Jei ne, reikės pagalvoti tolimesnį taktiką ir galbūt dar atlikti daugiau pasikeitimų komandoje. Kadangi investavau biškį daugiau FIFA pointų, tai nusprendžiau atidaryti pakuotę už 4000 pointus, kurį duoda 11 žaidėjų iš įvairių eventų. Taigi čia buvo toks startas tiesiog, kad padaryti tą komandą, kuri galėtų varžytis ir Weekend lygoje ir tiesiog Rivals. Todėl nieko čia labai tokio baisaus, kuris galėtų pakeisti mano žaidimą. Tiesiog čia buvo mano starto būstas. Kalbant apie Weekend lygą, tai noriu pasakyti, kad pradėjau Weekend lygą su nesenai sustiprinta komanda, bet jau nuo pirmų rungtynių supratau, kad laukia rimti varžovai. Gynyboje padariau klaidų, praleidau nemažai apmaudžių įvarčių, tačiau pavyko iškovoti pergalių. Kai kurias rungtynes pralaimėjau, nors turėjau galimybę tikrai laimėti. Pastebėjau, kad mano puolimo žaidimas dar nėra tobulas, kartais priimu per skubotus sprendimus, per ilgai laikau kamuolį arba neišnaudoju gerų progų. Kai kuriuose rungtynėse teko susidurti su tikrai stipriais varžovais, kurie puikiai išnaudojo visas mano spragas gynyboje. Taip pat pastebėjau, kad kai kurie žaidėjai mano komandoje nėra tokie efektyvūs, kaip tikėjausi. Todėl netrukus teks daryti rimtus keitimus. Ir visų pirma, ką aš padariau, tai pakeičiau Rikelmę ir paėmiau Lone Kaká, kuris tikrai padarė labai gerą įspūdį ir tikrai mane susidomėjo, kad tiesiog ateičiai labai žiūrėsiu į šitą kortą. Vis dėlto buvo ir akimirkų, kai pavyko parodyti gražų žaidimą, kokias kombinacijas ir gerus įvarčius. Šiame epizode parodysiu kelis simtiniausius mačus ir pakomentuosiu, kad galėjau padaryti geriau. Tai kadangi dabar jūs galite matyti, kaip aš žaidžiau mačą, čia buvo vienas iš tokių mačų Weekend lygoje, kur aš galėčiau pasakyti, kad čia būtų, nežinau, kažkokia tai nesąmonė, nes tiek daug įvarčių, tiesiog beveik kiekvienas kickoffas ir jau yra įvartis, tai mes daėjom, man rodos, iki pendelių ir ten jau baigėsi viskas. Pendelis, tai man atrodo, baigėsi mano naudai, todėl tiesiog buvau biški linksmas dėl to, kad pavyko ištempti tą pergalį, bet nelabai man ir patiko tas žaidimas, tas grajus ir buvo ne tik vienas rungtynės tokios, kad buvo po 10 įvarčių, bet buvo ir dar daugiau tokių rungtynių, kur labai reikėjo paprakaituoti ir bandyti kažką sukurti. Ir varžovas buvo tikrai nesilpnas ir aš galėjau kažką parodyti, taigi visada baigdavosi tokiais rezultatais, kur 10, 9, 9, 9 ir panašiai. Taigi po Weekend lygos supratau, kad yra kelios sritys, kurios reikia tobulinti. Gynyboje per dažnai leidžiu varžovams įsiveržti į baudos aikštelę, todėl reikia geriau gal skaityti jų judesius ir neprarasti koncentracijos. Puolime dažnai nesugebu realizuoti progų, tad teks daugiau dirbti ties smūgiais ir sprendimų priėmimo. Taip pat svarstau paeksperimentuoti su naujomis formacijomis, kurios galėtų galbūt geriau tiktų mano žaidimo stiliui. Kol kas man labiausiai sekasi su greitų kontratakų pagrindų paremtų žaidimų, bet galbūt pabandysiu daugiau pozicinio futbolo. Reikia daugiau kantrybės ir strateginio mąstymo, kad kiekviena ataka būtų maksimaliai efektyvi. Kita problema, kurią pastebėjau, kartais prarandu koncentraciją ir nebežaidžiu taip, kaip turėčiau. Weekend lygos varžybos gali būti labai įtemptos, todėl reikia mokėti išlaikyti šaltą protą ir nepasiduoti emocijoms. Nors ir bandžiau išlaikyti tą šaltą protą, tačiau tikrai ne visada pavykdavo ir tekdavo ir biškį pasinervuoti ir prarast tos koncentracijos ir pridaryti visokių šūdų.
Irgi atidariau tų pakuočių už Weekend League, bet tų rewardų aš nerodysiu, nes nieko neištraukiau tokio naudingo, todėl nematau prasmės, kad turiu kažką tai rodyti, nes ten only foderis, gold foderis, nieko netgi iš promo neištraukiau. Tačiau padariau porą pikų. Tai vienas iš tų pikų buvo su Dream Chasers piku, tai ten ištraukiau Nuno Mendešą 93, po to ištraukiau iš paprasto 84 x 7 Paco Renat 93, tai jau buvo gerai patobulino mano skvadą. Po to padariau porą Icon pikų ir tie Icon pikai tai yra visada tokia loterija. Tai pirmame pasirinkime rezultatai buvo labai geri, nes iškrito ten Žerizinio, kuris tikrai mano dešinį flangą patobulino ir žaidė prieš tai Dembele 8-9, bet dabar Žerizinio tai yra Žerizinio, netgi mano mainė jis irgi lošia. Antras pasirinkimas jau buvo šūdienas, tai paėmiau tiesiog Ero, nes ateičiai gali būti kažkokia evoliucija ir gal biški tai yra jam toks potencialas išlikti mano komandoje. Ir tiesiog jūs matot, kad nieko gero iš tų pikų nekrenta, tai vieną kartą gal pasisektų, bet nedaugiau. Tai nesiūlyčiau daryti tiek daug tų pikų. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kas laukia toliau. Tai artimiausiuose epizoduose toliau tobulinsiu savo komandą, testuosiu naujus žaidėjus ir formacijas, bei dalyvausiu kitose iššūkiuose ir SBC. Norisi kuo greičiau pagerinti rezultatus Weekend League ir galiausiai pasiekti kuo aukštesnį reitingą. Šitą Weekend League aš baigiau 8-7, nors buvau 8-4, tai labai čia dėl nervų, labai daug pralaimėjau. Ir planuoju irgi išbandyti dar kelis naujus metodus, kaip aktyviau atlikti atakas ir pagerinti gynybą. Žiūrėsiu, kaip sekasi kitiems žaidėjams ir bandysiu išmokti naujų triukų. Jei patiko šis epizodas, spausk like, prenumeruok kanalą ir parašyk komentaruose, kaip tu sekėsi šioje Weekend Lygoje, kiek pergalių pavyko pasiekti ir ar teko susidurti su rimtais varžovais, nors manau, kad tikrai teko. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki kito karto.